skambinsite į Viasat klientų aptarnavimo centrą. Siekiant užtikrinti paslaugos kokybę, pokalbis su konsultantu gali būti įrašytas. Mes irgi įrašinėjame. Pasirinkti norimą temą. Jeigu... Palauk, tai kodėl tu? Čia pasirinksi. To aš, nepykit. Išsirinks temą jisai. Jis sako, jie įsirašo. Tai mes irgi įsirašom. Tikrai informacija neprapuls. Kaip sakant, du kartą. Labas vakaras, Viltė klauso. Labas, Viltė. Nepykit, kad aš taip vėlai kažkaip skambinu. Viskas tvarkoja, dirbam iki 12. O, tai čia jau man pasisekė. Aš bandau, jūs suprantat, susitaikyti kažkaip čia su tom kalėdiniam dovanom. Ir norėčiau, žinot, kalėdiniam dovaną tokią padaryti yra jūsų tavo televizija. Dabar aš kaip suprantu, prie jūsų televizijos reikia papildomai blokelį pirkti kažkokį tai. Jūs visiškai naujas klientas būtumėte. Aš žinokit visiškai naujas. Supratau, tai dėl to, matot, jums reikėtų bendrauti su mūsų pardavimo skyrius atstovas, bet dėl techninio klausimo tai aš jums galėčiau. Aha. Dabar sakykite, kokį blokelį jūs turite menyje? Kažką man sakė, kad reikia nusipirkti dar pas jūs, ne tik laidas eina, ar ne? Tai jums kartu su įranga duoda, skiriu jums pirkti nieko nereikia. Super. Žiūrėkit, o kokie kanalai yra? Žiūrint, kokį paketą norėtumėte užsisakyti. Aš labai mėgstu, kai yra Entertainment Channel. Žinot, toks tai yra? The Channel, Minutėlę žiūriu, ar tokį turim. Jisai būna šauktukas toks raudonas. 27 kanalų pas mus įtransliuoja. Tai čia man užtenka 27 kanalų? Tada? Ne, jums reikėtų tuomet užsisakyti auksinį paketą, kad galėtumėte matyti tą kanalą. Užsisakyti auksinį paketą tada reikia. Ir čia brangu? O jau apie kainą, žinokite, tikrai nieko negalėčiau atsakyti, tiesiog neturiu tokios informacijos. Supratau. Čia atskirai, kaip suprantu, ar ne? Taip, imtumėte. Aha, o sakykit, kokie dar kanalai yra tam pakete auksiniam? Tai visi lietuviški kanalai būtų, TV1000 kanalai būtų, ruskai, nors. O žiūrėkit, su to TV1000 aš mačiau pas savo draugę, kad, galima, kaip TV1000, tarkim, rodo filmą rusiškai, aš galiu išjungti rusiškai. Ir bus tik tai angliškai. Taip, yra tam tikri kanalai įgarsinti originalą. Taip. Ir tuomet galite jos matyti. Supratau, tai čia labai domintų mane. O dar kokie kanalai? Yra Disney Channel, Disney'us, Playhouse, Latvijos, Estonijos yra čia taip. BBC. BBC yra net? Super, nes pas mane tik tai Fox Life rodo kol kas dabar, žinot? Fox Life ar liks, nes aš labai mėgstu vakarai žiūrėti serialą ten tokį. Fox Life minutėlį žiūriu dėl tokio kanalo. Bet... Kad nežinokit, veikiausiai tokio kanalo nėra. O BBC World yra? Taip, yra 30 kanalų. Aha. Sakykit, o tokių kanalų subtilesnių tokių gal yra? Tokių, žinot, kaip ten vyresniems jau tokiems. Supratau. Yra Ticket kanalas toksai ir yra nuo 11 rodomas dar vienas kanalas. Jisai kažkoks pasikeičia ant jo? Dieną. Aš kalbu apie pornografiją. Supratau, žinoma, supratau. Matote, kadangi Lietuvos įstatymai neleidžia anksčiau transliuoti, netransliuoja nieko. Iš vis, ar ne? Dieną nebūna. Pagal Lietuvos įstatymai tik nuo 11. Supratau, o tai tik tai 2 kanalai yra? Porno. Dabar paklausit, žinokit, minutėlę žiūriu dabar. Jūs žvilgtelkit, nes po to seks dar vienas klausimas. Aha. Žinokit, iš šitą tai tikrai negalėčiau sakyti, čia jau reikėtų pasižiūrėti. Bet aš kaip suprantu, jūs vardinot, tai 2 tikrai yra. Bet ar tik 2, tai jūs nežinot, ar ne? Tikrai, žinokit, neturiu prieš akis kanalų sąrašą, tai tikrai nepasakyčiau. O jie... Internete galėtumėt pasižiūrėti. O jie, tie yra, abudu yra, kaip sakant, tos jau tradiciški tokie, ar ne? O kas yra tradiciški? Kaip suprantat. Aš galiu pasakyti, kas yra netradiciški. Aš jų nežiūriu, sakykime, šitaip, tai negalėčiau sakyti šitą klausimą. Pas jūs prie rašelio nėra, ar ten gėjų pornografija yra, ar nėra? Ne, nėra tokio prierašo. Tada man teks pamastyti, reiškia dar. Tai jūs tiesiog, sakau, pasiskambinkite į pardavimo skyrių, jei suteiksim išsamesnį informaciją. Ir apie pornografiją irgi? Jie apskritai apie viską suteikti informaciją. O per kiek laiko maždaug pastato? Maždaug pastato, per kiek laiko, tai čia jau su metrys susitarsite. Abu kanalai taip? Tai kai visus kanalus instaliuoja, tai pas jūs viską įrodo, jums nereikia atskirai kanalų statyti. Man patinka, kai man instaliuoja viską. Džiugu. Ačiū jums labai. Ačiū jums. Sudie. Gerą vakarą.
kažką pradėjo jausti. O greit pastato. Gerai. Džiugi, šaunuolė, kaip sakant, tikiuosi, jai neteks Galės per naujuosius dirbti. Įrašą klausyti.